Jinai 5 metus, su vienu vaiku ten 3 metus ir su kitu 2, buvo literaliai sėdėjo namuose ir jai va čia va tie namai. Jai reikia keliauti, bėgti, lėkti ir varyti. Jai taip pat netinka darbas bankė, kai va taip reikia sėdėti ir pardavinėti gyvybių draudimus, paskolų kažkokius šūdus ir kitus dalykus. Ir ji manęs klausia, kodėl man depresija. Ir aš jai sakau, žiūrėk, viskas ok, aš ne daktaras, aš beje ne psichologas ir ne psichiatras, eikit pas tuos medikus, jie jums išrašys tabletkas, gerkite, jeigu norite tas tabletkas, nuodykitės, kas irgi yra ok. Bet tol, kol jūs nepakeisit savo gyvenimo kasdienybės, tol, kol jūs veiksit prieš savo prigimtį, jokie vaistai jūsų neišgelbės. Ir sakau, ką tu veikiai prieš 10 metų, kol jūs nesusipažinot su vyru arba kol susipažinot ir neturėjot vaikų. Sako, mes varėm į keliones, aš slidinėjau su snieglente ar su slidėm, nežinau. Slidinėjau visur, variau, buvau labai aktyvi, su draugiam susitikdavau ir veikdavau. Ką tu veiki dabar? Sėdžiu bankė prie kompų, sėdžiu namie prie puodų su vaikais. Faktas, kad niekada tai moteriai nebus gerai. Ji gali išgerti saują tablečių į dieną, tai apramins jos hormoninę sistemą, bet ji niekaip nebus laiminga. Ji niekaip nebus laiminga, kol eina prieš savo prigimtį, kol sėdi prie kompo, prie mygtukų ir nekomunikuoja, nebendrauja ir neužsima aktyvę veiklą. Būtent tada, kad aš supratau veidoskaitos reikšmę, aš supratau, kodėl blemba man sunku sėdėti prie to kompo visą dieną. Pradėjau sportuoti, pradėjau judėti, pradėjau daryti tai, kas man tinka, motociklai, kitesurfingas su kaitais po jūrą, šokinėti ar po marės, važiuoti dar daugiau kelionių, bendrauti su žmonėm, daryti gyvus renginius. Va, pasaka, man patinka, mėgstu, man viskas gerai, aš jaučiuosi gerai. Tik atsisėdu 3 dienas, neatsitraukiu nuo kompo, nepajudu, nepaspartuoju, viskas. Reik vaistų gerti naktį, neužmiegu, skauda kulną, koją į nugarą. Mėlėjai, tol, kol mes veiksim prieš savo prigimtį, tol, kol darysim ne tai, kas mums tinka, nebūsim mes laimingi gyvenime. Tai jeigu kažkas rūpinate savo gyvenimu, yra daugybė metodikų, išsiaiškinkit, kas jūs esate, išsiaiškinkit, kas jums tinka, išsiaiškinkit, ko labiausiai norit ir kas daro jūs laimingais. Galbūt ta pati veidoskaita, kaip minėjau, gali jums padėti. Jeigu jaučiat, turėsit aiškiai instrukciją apie save, ką tiksliai daryti ir kas jums tinka.